Kombinatorius, ne? Na ką, mielosios, tada pradedam šitą mūsų paskutinį susitikimą. Tai labai dėkoju prisijungusias. Paskutinį susitikimą, 8 žingsnių į harmoningus santykius, bus labai įdomu šiandien, ypač jūsų paklausyti. Ir tada, gal tradicija, siūlau jums tada nusiteikti, patogiai įsitaisyti. Ir šiandien norėčiau jums paskaityti Marianne Williamson tokius žodžius. Jinai yra amerikiečių autorė, dvasinė mokytoja, politinė aktyvistė ir labai žinoma tokia apie savo raštais apie metafiziką ir asmeninę transformaciją. Jinai turi knygų parašiusi apie meilę, tikėjimą, tokį socialinį teisingumą. Ir tada pasitaisykite patogiai. Atsipalaiduokite. Leiskite justi savo kūną. Taip, kaip jam dabar norisi. Jūs galite dabar atsijungti nuo to, kas vyksta. Ir galite susikoncentruoti ir būti čia ir dabar. Jūs kvėpavimas ar gilesnis, ar žemesnis. Praeikite pro savo pečius, rankas, pilvą, kojas. Ir dabar paskaitysiu. Labiausiai pasaulyje mes bijome ne savo silpnumo, o savo beribės galios. Būtent mūsų šviesa, o ne tamsa, mus gąsdina labiausiai. Mes klausime savęs, kas aš toks, kad būčiau toks nuostabus, išskirtinis, talentingas ir garsus. Tačiau iš tiesų, kodėlgi tau tokiu nebūti? Juk tu esi Dievo vaikas. Todėl nėra jokios prasmės apsimetinėti mažesniu, nei esi. Taip, tu nepasitarnausi pasauliu. Ir nėra jokio nušvitimo vaidinti kuklumą vien tam, kad kiti šalia tavęs jaustųsi saugiau. Mes esame sukurti spindėti kaip vaikai. Mes gimėme tam, kad atskleistume Dievo šviesą, kuri yra kiekviename iš mūsų, ne tik išrinktuosiuose, bet ir kiekviename žmoguje. Ir kai mes leidžiame savo šviesai spindėti, mes nesąmoningai suteikime leidimą spindėti ir kitiems. O kai išsilaisviname iš savo baimių, mūsų buvimas savaime išlaisvina ir aplinkinius. Ir dabar paprašysiu jūs sugrįžti. Ir gal kas norėtų pasidalinti savo įžvalgomis, ką išgirdote.
Galite įjungti savo kameras. Nežinau, dar tebegalvoju. Kokios mintis ateina, tokios ir teisingos mintis. Jo, galbūt labai greitai, kad įstrigo tie žodžiai, kad kodėl mes norim kartais būti mažesni ir galvojam, kad mes esam mažesni negu iš tikrųjų esam. Tai labai aktualu turbūt yra daugumai žmonių ir labai geras klausimas, retorinis toks klausimas, kad aš dabar net nežinau atsakymą. Kodėl mes taip kartais su savimi elgiamės? Kodėl taip sunku įsivaizduoti kartais, kad mes tą šviesią pusę, matyti tą šviesiąją pusę, o mes greičiau matom tamsėją pusę. Aš nesakau apie visus, aš turbūt taip čia apie save sakau, kad greičiau pamatai tiesiog jo. Dar tebegalvoju. Gerai, gerai, super. Labai gilus pasakyti, taip, labai gilus žodžiai. Ačiū. Ieva, nori kažką tai? Aha, atrodo, kad, žinai, va, tas pasakymas, ta malda, tas, ką paskaitei, kad, žinai, kad reikia būti savimi, kad mūsų ir laukia, žinai, pasaulis tokie, kokie mes esam, žinai, o ne, o ne kažkokiam kaukiam prisidengę ar baimėm, ar, kad, va, reikia grynintis ir stengtis gyventi, žinai, autentišką gyvenimą. Tai va, aš taip išgirdau, man tokia žinutė atėjo. Super. Oi, atsiprašau, reikia nusičiaudėti. Aida, gal tu norėsi pridėti? Man tai ta žinutė apie tai, kad mes esam šviesos nešėjai. Taip. Kad Dievas neturi kitų rankų, kitų kojų, kitų lūpų, tik mūsiškės. Ir va tą šviesą mes galim nešti, o galim ir nenešti. Va kaip Inga sakė, prigimties mes linkę esam tą negatyvą matyti, mes taip užaugom, taip matydami, bet mes galim gyventi kitaip. Taip. Mes galim būti tie šviesos nešėjai ir tai mūsų pasirinkimas. Ir tam, kad nešti tą šviesą, pirmiausia, reikėtų dar ją ir, kaip sakant, pamatyti, patikėti ją, kad iš tikrųjų, ar tikrai aš tą šviesą turiu, žinai, ar turiu tam ką nešti, ne? Pirmiausia, turi būti tas švarus indas, kad galėtų per tave sklisti. Tai čia ir yra apie tą savęs švarinimą per žinias, per maldą, per santykius, per buvimą žmogum tiesiog. Tiesiog buvimą žmogum. Ne gyvuliu, aš turiu omeny, o žmogum. Ne Dievu, nepretenduoti į Dievo karalystę. Bet kadangi mes esam Dievo vaikai, tai irgi šiandien kaip tik kalbėsime apie savo santykių sodą ir apie tas, kaip tik, kaip tu jau paminėjai, ne, išsigryninti tą indą, ar ne, ir kaip tik siekti išsigryninti ir tas aukštesnės savybės, ar ne, vystyti savyje. Ir tada daugiau to šviesos tam inde galėtų prisikaupti ir šviesti, ar ne. Tai va, tai kokias mes savybės, ar ne, labai puoselėjim. Tada kuo daugiau tų aukštesnių savybių, to daugiau yra galimybės mums, kaip sakant, ant šviesti ir skristi, žinai, o kuo daugiau tų žemesnių negatyvių savybių, tai mus kaip ir prižemina, ne, ir ten super, ačiū labai už pasidalinimus. Gerai, tada pereisim prie kitos dalies. Taigi, mūsų maloniausia, tokia viena iš maloniausių vietų. Kas norėtų tada pasidalinti, kaip praėjusią savaitę, kaip pavyko įgyvendinti planą, praleisti kokybišką laiką kartu.
gal kas žiūrėjo filmą Narsieji, gal kas darėte pratimą, praktiką 36 klausimai su kuo nors iš artimųjų. Taip pat galite pasidalinti, kaip jums sekėsi, ką jautėte, kas norėtų pradėti. Inga žiūri su mikrofonu, gal nori pradėti. Aš jau kai buvau labai prasta mokinė praeitą savaitę, kadangi iškart prisipažinsiu, labai atostogavau ir labai kažkaip leidau savo atsipalaiduoti, tai Gal čia ir buvo tas kokybiškas laikas tada? Aušriukai, tikrai sutinku, bet leidau savo nedaryti nieko ir pabūti bloga mokinė, vat ką leidau. Netgi iki tokio lygio, kad buvau, tai va, savaitė praėjo gerai, kaip sakau, ilsėjus, buvau labai, atsijungusi iš vis, nuo telefonų, nuo daug ko irgi, va tokia, turėjau perdirbto laiko, tai truputėlį pailsėjau. Kokybišką laiką taip, važiavom su Robui, leidom laiką Londone, važiavom, labai daug praleidom gal kokias, tai va, 3-4 dienas, tik tai laiko skiriam kaip ir vienas kitam, kaip sako, kur paprastai nelieka laiko, nors gyvenant kartu nelieka laiko vienas kitam. Tai va, tai tokia buvo labai rami ir tikrai kokybiška, graži savaitė, filmo nepažiūrėjau. Nes, kaip ir sakiau, nei filmų, nei telefonų, nieko nebuvo, man labai mažai praeitą savaitę. Tai va, toks nepasiteisinimas, bet atsiprašau, pabuvau tokia, leidau savo pabūti bloga mokinė. Ir nepadariau 36 klausimų. Tiesiog šiaip kalbėjomės, kai kas iš tų 36 klausimų su partneriu buvo, ten tų klausimų, bet negalėčiau pasakyti, kad tai buvo namų darbas padarytas, ta praktika pritaikyta, tai turiu būti sąžininga, su tavim ir su savim. Bet labai įdomu tavęs klausyti, kad tu sakai, nieko nepadarai, bet iš tikrųjų tai kuo daugiau sakai, man atrodo, kad tuo daugiau padarai. Ta prasme, gal tai pagal planą, norėjau pasakyti, pagal tą planelį tokį kaip, nepadariau, bet šiaip padariau kitų, gal tokių žingsniukų, visokių tokių reikalingų ir naudingų padariau. Tik tai galbūt man patinka kartais pagal planą padaryti, o pagal planą nepasidariau. Taip, o kartais ir iš tikrųjų įdomiai, kaip įdomiai veikia, ar ne, nes praeitą susitikimą mes šnekėjom kaip tik, kad būtų gerai tas kokybiškas laikas be telefonų ir tu padarei telefonų. Ir padariau, jo, tokia atsijungimą. Tai va, atrodo, tik tiek merginos. Ir važiavot visur, ir vis tiek, kaip yra visata, kaip veikia, ne, kad mes praėjom tą susitikimą apie tą kokybišką laiką ir pas tave gavosi labai kokybiškas laikas. Ir net ir kelis klausimus iš 36 klausimų, tai super. Kam norėtum perduoti? Perduosiu gal Aidai, nes Aidą matau su kamera, po to gal Ievutė atsiras, gal jo. Kaip tau nuo praeito susitikimo? Man žodis. Aha. Ačiū, Ingute. Jo, aš buvau išvažiavusi ir išklausiau jūsų susitikimą. Wow, super. Ir jo, tie 36 klausimai, jie įdomus, aš permečiau akim, aišku, panaudoti aš jų nepanaudojau dar, bet man tokia intriga juos tikrai pasižiūrėti ir tą techniką panaudoti, sakykim. Bet vat aš dabar klausiausi, kaip iš tikrųjų Inga nieko nedarė, o kaip viską darė. Tai aš pagalvojau ir apie save, lyg tai irgi nieko nedariau, bet iš tikrųjų dariau labai daug pati savo. Į dabar įžodinau. Kodėl? Todėl, kad aš bendravau su anūkais ir su vaikais, kuriuos aš matau į metus tik porą kartų. Tu Vokietijoje buvai, nu? Jo, aš buvau pas vaikus Vokietijoje, tai išleidau vaikus biškį ten į tokį renginį, su anūkais pabuvau ir aš dabar taip galvoju, kad vis tik tai yra didžiausia vertybė tas santykis. Nes ypač su anūkais
O kai būna paradoksalu, kai seneliai pyksta ant suaugusių anūkų, kad jie nenori jų lankyti, ar ne? Bet tai mes už tai atsakingi, seneliai. Kiek mes įdedam, kol jie vaikai, tiek jie po to nori su mumis būti. Ir tas kokybiškas laikas kartu yra apie tai, kad vaikui davus dėmesį, jis to niekada neužmiršta. Ir mes, kai esam toj rutinoj su vaikais per 100 darbų, tai galbūt tas kokybiškas laikas jis nebūna toks kokybiškas, kai būna senelių su anūkais. Kai tu turi visą laiką jam, visą dėmesį jam ir gali jų norus tenkinti, nes tiesiog tu atvažiuoji tam, kad tu su jais pabūtum. Ir įdomiausiai buvo, kad mano tam anūkėliui yra 8 metai ir dukra rado laišką parašytą tėčiui, kaip jis laiko leido su močiute ir kaip ten viską jam buvo smagu, kaip ten viską mes ten darėm. Vaikam tai yra vertybė. Tai labai taip buvo smagu, iki graudumo smagu, kad aš padariau namų darbus vis tik tai. Ką tu liepei? Sakau, ta visata taip veikia, kad gal neužfiksuoji, bet vis tiek esi tam, kaip sakant, tam tunelyje kurso ir vis tiek darosi kažkaip tai ne. Jo, ir va tas laikas kartu man tai yra, aš kadangi esu šeiminio kodo, mes kaip tą studijas turėjome, ne, kad žmonės individualaus kodo ir yra šeiminio kodo. Tai aš esu to šeiminio kodo, man labai svarbu, man didžiulė vertybė yra santykiai. Ir tas santykis toks, toks švarus, be tų kažkokių ten, ta prasme, toks širdis į širdį. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu. Čia man yra kaip vertybė, tą santykį tokį turėti. Arba jis yra, arba jo nėra. Man tai yra apie tai. Ta prasme, ne falšyvint šitoj vietoj. Santykiai, jeigu falšyvini, jie numiršta. Tik laiko klausimas, kada jie išsigims. Ir santykiai, jeigu tu jį kuri, tu jį turi kurti, nes neįdėjus pastangų, neįdėjus energijos, jisai tiesiog neturi galimybės išgyventi. Tikrai taip. Inga, kažką norėjai pridėti dar? Ne, 100% sutinku viską, kiekvieną žodį. Gerai, Ievutė, pasirodėk. Papasako, kaip tau sekėsi. Jo, mano tai savaitė tokia intensyvi, paskutinės 2 intensyvos. Kažkaip nebeišeina darbę šlenginti, reikia dirbti truputėlį ir visokie metinės peržiūros, performance peržiūros. Tai tokia truputį paskutinės 2 savaitės ant adatėlių jaučiuosi, taip žinai, atpratus. Pratus dirbti. Jo. Tai va, bet daug kažkaip laiko skiriau vat ir tam darbui ir dar vis tiek palaikiau socialinį gyvenimą. Čia, žinai, kino pavasaris, čia buvo priplanuota filmus pasižiūrėti, tai iš tikrųjų, vat, gal va ten vat buvo ta, žinai, tokia atgaiva, kad, va, tose filmuose, kur iš tikrųjų daug tokių socialinių, žinai, problemų nagrinėjimo, taip į tos santykius pasižiūri. Ir iš tikrųjų, vat, kai pakvieti žmonės, kurie gal nelabai į tokius filmus, kur vat, šneka apie kažkokias gal ar tai traumas, ar sunkesnius išgyvenimus Japonijoje, ten kažkam ar Kinijoje, tokie tie kino pavasario filmai, tai vat, žmonės labai apsidžiaugia, žinai, kad kažką vat, įneši tokio jiems į gyvenimą, va, pakvieti tą filmą keistesnį, kad reikia pamastyti ir šiaip faina aptarti paskui tos vat, filmus. Duoda tokio peno, ar ne, kažkokią tai visai kitokią platformą nueini šitą žmogų. Jo, tokį gilesnį santykį. Tai vat, atrodo, tavo tik tai šią savaitę prieš tai būsi paklausiau tą jūsų susitikimą, bet atrodo, vat, kaip pasižiūri,
vis tiek tas vis tiek vyksta kažkoks pokytis, ar vis tiek viskas giliau, santykiai geresni, kai atkreipi dėmesį ir pasirenki, kad duot žmogui kažką pakviesti, kažką pagirti, iš tikrųjų tie santykiai labai keičiasi. Tada visa ta savaitė netrodo tokia tuščia, nors yra apkrauta darbais, kai truputį atkreipi dėmesį į tą santykį su žmonėm ir kažką gero padarai, ar kažkokį susitikimą nueini, ar kažką pasižiūri tokio filmo, tokį gilesnį. Tai reikės pasivyti, bet su paskutinė paskaita, kaip matau, kad labai jinai gera ir turtinga tais klausimais. Tai va. Ar Aušra įsijungiai mikrofoną? Pasipildysi. O tai šiandien juokosi. Ai. Ačiū už pasidalinimus irgi, Ievutė, iš tikrųjų taip, mes iš tikrųjų nežinom tų žmonių gilumos, jeigu mes ir nekviečiam į kažkokius tai gilesnius filmus, ar ne, ir kažkokius, žinai, tu sakai, keistesnius filmus, žinai, nes reikia ir drąsos turėti tokios, ar ne, kad pakviesti į keistesnį filmą, o ką čia apie mane pagalvos, ar ne. Iš kitos pusės, jeigu sutiks eiti į tą keistesnį filmą, tai yra galimybė atrasti savo tos tikrus žmonės, ar ne, ir būti savim. Taip. Tai labai fainai, gerai, tada eisime prie mūsų temos. Taigi, šiandien mūsų 8. užsiėmimas, ir kuris vadinasi toksai santykių sodas. Ir mes jau kaip ir pradėjom apie tai šnekėti pačioj pradžioje, ar ne, kad žmonės yra ir tie santykiai, jie reikalauja dėmesio, ar ne. Jie kaip augalai kažkuria prasme. Ir kiekvienas augalas, jeigu kažkas, žinau, kad Aida sodininkė, aš tai nesu. Ema yra ten sodininkė, ten žino daug visko, nes kiekvienas tas augalas, jisai turi savo kažkokias tai sąlygas, kažkokį tai savo charakterį. Vienam labiau patinka gal prie saulės, kitam mažiau saulės, ar ne? Ir jeigu mes norim tie sodininkai būti, tai mes turim pažinti, ar ne, tas augalas, ko jam reikia, ar ne? Ir kaip ten pasirūpinti to augalo, ar ne, ar ten kaip dažnai laistyti, kaip tik kalbėjom apie meilės kalbas, ar ne, ką tas žmogus mėgsta, ar ne, ar mums ten dabar laistyti, ar iš ryto, ar vakare, ar ten patręšti, kuo patręšti, ar ten pridengti nuo tos saulės. Ta prasme, kaip mums iš tikrųjų reikia tais artimaisiais rūpintis, ir čia toksai mes iš tikrųjų tą nagrinėjame, ir šeimoje skirtingi iš tikrųjų tie augalai, žmonės gali būti, ne, kiekvienas turi savo kažkokį tai ypatingą požiūrį, ir jam reikia kažkokių tai sąlygų, ar ne, ir mums iš tikrųjų svarbu pažinti ir rasti kažkokią tai pusiausvyrą, ar ne, kad nebūtų, kad vienas augalas palaistytas, kitas nepalaistytas. Ir šiandien mes kaip tik nagrinėsime savo santykių sodą. Ir dabar norėčiau jūs pakviesti pažiūrėti tokį filmuką apie Duokit, jums padėsiu. Mokslams. Ir ką jisai gauna už tai, darydamas tai kiekvieną dieną?
O jisai gauna visiškai nieko. Jisai netgi netampa truputį turtingesniu. Ir jo neparodo per televizorių. Jis visiškai anonimas. Net truputį žymesniu netampa. Ką jisai gauna, tai emocijos. Gauna daugiau supratingumo, jaučia meilę. Ir pasaulis tampa gražesnis. O jūs, mylėjai, ko jūs norite? Ir aš taip, toks, kaip man atrodo, toks pasamprotavimas, kad iš tų deficitinių laikų, kai mes atėjom iš posovietinio, kai tų daiktų mažai buvo, mes patys tų žaislų galbūt neturėjom tokių, kaip norėjom. Ir va tas toks galvojimas, kad vaikui nupirkus žaislą jis taps laimingesnis ir pamaina santykių, kad jis ten žaisdamas kažkokiu ten žaislu, o aš bėgsiu, uždirbsiu dar pinigų, kad dar žaislą nupirkčiau, lyg tai kompensuosiu savo tą deficitą. Taip. O iš tikrųjų visų vaikų meilės kalba yra laikas kartu. Ir va tą, ką įdedi su vaiku, tą dar kartą kartuosiuosi, ar ne, yra nenuperkama jokiais pinigais, jokiom dovanom, jokiais žaislais. Ir va tai mes tada vaikė išugdom tą vartojimą, va tą miesto dalį, kad galvojimas, kad daiktais galima kompensuoti tą dievišką, kaip čia pasakyti, Dievo dovaną, tą duotybę santykiuose, rasti laimę. Ir tai yra, kaip tu sakai, sattva gunai, tai ir yra tas gebėjimas kurti santykį su savim, su Dievu, su savim ir su aplinka. Ir tai yra nenuperkama jokiais pinigais, jokiais daiktais. Kaip rusiškai sako, padmėna, tai yra pakišalas. Na jo, ten tokis fauflekiškas. Jo, labai ačiū už tą tokį papildymą, Aida. Iš tikrųjų, tai nėra taip, kad mes fanatiškai dabar nieko neperkam, ar ne? Bet turi būti tas toksai balansas ir tos dovanos galbūt irgi apgalvotos, ar ne? Suplanuotos. Jo, mes materialiam pasaulis gyvenam ir tai yra neišvengiama, tai yra normalu, bet nestatyti aukščiau santykių. Aš tą noriu. Taip. Jeigu negalvoti, kad jeigu nupirkau lėlę, tai dabar jau 3 valandas turiu ramybės. Turiu savo laiko ir pačiatinti ten. Jo, dabar jau visą mėnesį galiu sau leisti nieko nedaryti, ar ne? Gerai. Gerai, pereikime tada prie kitos dalies. Ir dabar norėčiau Jums pasiūlyti padaryti tokį pratimą. Galite pasiimti irgi tušinukus. Ir padarysime tokį pratimą, ar ne? Ir pagalvokite, ar ne? Pagalvokite ir susitelkite, kas yra tie artimieji, ar ne, su kuriais jūs bendraujate. Ir galite pasižymėti, ar ne. Pasiimkite jo lapą, rašiklį. Ir parašykite, ar ne, ten, pavyzdžiui, mama, ir už ką esate dėkinga.
Ir pasižymėkit kokius bent 5 tokius žmones jums svarbius, ar ne? Ir už ką jūs esate dėkingi. Ir prirašykite kuo daugiau punktų, už ką jūs esate dėkingi. Rašykite, kaip jūs jautėtės vienoje ar kitoje situacijoje gal. Ir tiesiog kas ateina į galvą, nieko labai daug nereikia išgalvoti, ar ne? Aš irgi užsirašysiu čia, ne? Jau kai būsit pasiruošę, atidėkit pliusiukas. Ir pabandykite tai prisiminti, kažkokius dalykus, kurie tikrai gyvena jūsų širdyje. Gal ir paprastesnius dalykus. Gerai, tada pratęsime. Pratęsime. Ir dabar galite dar papildyti, jeigu norite. Čia galėtų būti tokie pavyzdžiai, ar ne? Kad galima padėkoti už laiką kartu, už tas tokias artumo būsenas, už tą širdžių ryšį, už kokius tai įspūdžius, kaip jūs jautėtės. Kažkokie pasiekimai galbūt tų žmonių pagalba pas jus pavyko, ar ne? Kai gaunate palaikymą, rūpestį, kažkokius tai pokyčius, augimą.
Net jei tai labai maži kažkokie tai pokyčiai savyje. Ir čia turėtų būti šitoj vietoj ėjimas į kambarius, bet mūsų tiek mažai, tai gal tiesiog galime čia pasidalinti, ar ne? Ar norite eiti į kambarius? Ne, turbūt. Tiesiog pasidalinti. Kaip jūs jaučiatės dabar, kai darėte tą pratimą? Gerai. Mhm. Gerai. Mhm. Kas dar norėtų pasidalinti? Koks jausmas yra? Man atrodo, kad taip širdim, atrodo, priartėjai prie tų žmonių. Ta širdis taip atsiveria, kai galvoji, už ką esi dėkinga. Tai jo, tokia širdis atrodo atsiveria ir daug gražių jausmų visą kūną aplanko. Ir santykis su tuo žmogum atrodo toks geresnis, žinai. Nu, tokia daug meilės link to žmogaus tada taip atrodo, jauti, kai matai, kiek daug gero yra jame. Vyko visko, ar ne? Mhm. Tai Toks jausmas, kad tas santykis sustiprėja, atrodo, nieko fiziškai nedariau, ar ne? Bet jisai toksai kaip ir gyvesnis atrodo, ar ne? taip, taip, taip. Mhm. Mhm. Aida, tu norėtum kažko pasidalinti? Jo, kai tu susimastai, tu nėra savaime suprantama. Nu, gyvenamas ir atrodo, kad savaime suprantama tie žmonės, kurie šalia tavęs ir to automatu lyg tai, taip turi būti. Bet kai sustoji ir pamastai, tu supranti, koks Dievas maloningas ir kiek duoda tau Mhm. dovanų per tuos žmonės. Didžiulis dėkingumas, aišku. Tiem žmonėm, kurie yra šalia tavęs. Pirmiausiai Dievui ir žmonėm tie, kurie šalia tavęs. Kad tai nėra savaime suprantama. Taip, ir gerai kartais sustoti ir susirašyti, ar ne? Mhm. Būtų toks konkretus įrodymas, ar ne? Pagal planą, kaip Inga sako. Mhm. Super, ačiū už jūsų pasidalinimus. Ir dabar noriu papasakoti jums tokią sakmę apie du vilkus. Gal kas žino jau? Aida tai tikrai žino. Papasakok. Aha. Niekada nepamaišo dar kartą išgirsti. Aha. Gerai. Tai va, tai matote du vilkus čia, ar ne? Ir mes jau papasakosiu tokią sakmę. Vieną kartą berniukas iš indėnų genties susimąstė, kas yra gėris ir blogis. Ir jis nuėjo pas savo išmintingą senelį Badą. Šis jam tarė, gėris ir blogis panašus į du vilkus, kurie gyvena kiekviename žmoguje. Vienas iš jų simbolizuoja priėmimą, rūpestį, palaikymą, meilę. Kitas vilkas simbolizuoja pavydą, nuoskaudą, godumą, susierzinimą. Berniukas sako, tai jaučiu, kad manyje gyvena abu šie vilkai ir jie tarpusavyje nuolat kovoja. Pasakyk, kuris vilkas galiausiai nugali? Vadas nusišypsojo ir tarė berniukui, visada nugali tas vilkas, kurį maitini. Tai va, ir jūs dabar sakykit, mėlyjeji, o kurį vilką savyje maitinate jūs labiau ir kaip tai jūs paveikia? Kokius vilkus jūs ten maitinat? Neišduosiu. Neišduosiu. Nepasiruošus išduoti dar. Dar išsiduoti nenori, ne? Ne. Mano vilkai, mano pasaulis. Aida.
Išduosi ar neišduosi? Išduosiu, čia yra apie sąmoningumą man. Mhm. Renkiesi būti tokioj, kaip čia pavadinti, tam sraute tokiam nesąmoningam. Ar tu sąmoningai renkiesi? Nu, prie kurios, aš tai vadinu, prie kurios kolonėlės, prie pliusinės ar prie minusinės dabar pasijungęs. Mhm. Kuriuos vilkus ar su kuriom, kaip čia pavadinkim, būtybėm, su asmenybėm tu bendrauji. Mhm. Ir ne apie Mhm. sąmoningumą. Kaip yra tas posakis, ne kas tave apsėdo, ne? Tai iš tikrųjų, tai aš žinau, kad tu esi geras žmogus, bet kažkoks tai kažkas tave apsėdo, ne? Va tas blogas vilkas kažkaip tai pirmauja dabar, ne? Nes mes visada esam, mumise tie du pradai. Tas dieviškasis pradas ir tas žemiškasis pradas, ar ne, kur tas Mhm. ego ir superego. Ir va čia, kadangi mes esam žmonės, o ne, nu, tie, nu, pavadinkim, tie patys vilkai, jeigu taip žiūrint, jie turi tokius aukštus kriterijus, ar ne, jie niekada neišduos, vat kiek aš esu domėjusis. Jie visada paliegusius silpnus gyvūnus, nu, tuos savo gaujos narius, visada vidury laiko, senus, niekada neleidžia niekam skriausti, mums iki tų vilkų dar tolokai, jeigu taip Mhm. žiūrint, pagal žmoniškumą, taip, Gal žmoniškumą, ar ne? jeigu taip išsireikšti. Na tai pas juos mažiau yra tų atrakcijų, kurios nukreipia nuo tikrųjų vertybių, ar ne, ten Jo. laikai, šmaikai visokie. Bet va tas ir yra, kad mes turim būti ir išlikti žmonėm. Taip. Ir vat, suprasti savo tą žmogiškąją misiją, ko mes čia atėjome, Mhm. o nepamesti. Ir tai yra mūsų pasirinkimas, atsakomybė. Taip. Taip. Nebūti vienam tų vilkų, tų blogųjų vilkų. Tai iš tikrųjų, kaip jau ir supratote, ne, kur aš jau čia lenkiu, kad labai svarbu iš tikrųjų kokį, ir tas vilkas tai yra čia kaip ir kažkuria prasme perkeltinė prasme, ar ne? Nes vienas vilkas reprezentuoja mūsų tas aukštesnės savybės, ar ne? O kitas vilkas reprezentuoja tas žemesnės. Ir kaip Vaida, tu jau paminėjai, ne, kad tie vilkai tai nėra tikrąja prasme kažkas tai blogo, bet čia tiesiog toksai kaip kažkuria prasme yra tos asmenybės susidvejimas, ne? Vieną dieną žmogus gali būti labai nuoširdus, dėkingas, padedantis, o kitą dieną jisai gali būti labai susierzinęs, ar ne? Ir mes kažkuria prasme iš tikrųjų galim tą kontroliuoti ir kiekvienas žmogus, kaip tu sakai, gali eiti link to sąmoningumo ir mes galim dėti pastangas link tų aukštesnių savybių, ar ne? Tai jeigu mes iš tikrųjų norim, kad mūsų santykiai su kitais žmonėmis irgi keistusi, ar ne, tai mes turim daugiau tų aukštesnių savybių turėti, ar ne? Ir kalbant apie jas, ar ne, tai kaip mes galime išsivystyti tas aukštesnės savybės ten, pavyzdžiui, gerumas, užuojauta, sąžiningumas, priėmimas, pagarba, pilnumas, atsakomybė, ar ne? Tai čia tokie pavyzdžiai tų savybių, ar ne? Ir jeigu mes tų savybių, sakykime, aukštesnių neturim arba, nu, kaip neturim, ne ant tiek, sakykime, išvystytos, ne ant tiek jos yra pamaitintos, apglostytos, tai automatiškai santykėje su kitu žmogum mes pamatysime, ne, pamatysime tas skylutes, kurias reikia užpildyti, ar ne? Tai kaip mes galime, sakykime, pildyti, ar ne, tas ir laistyti tas savybės, ar ne, maitinti. Tai kaip tik, va, kaip ir slaide matote, ne, darbas su savo
tom savybėm, ar ne, prisideda prie ugdymų tų aukštesnių savybių. Svarbu suprasti, kad nėra pasaulyje iš tikrųjų kažkokių tai klaidų, kad kažkur tai kūrėjas ten suklydo, man ne tą žmogų atsiuntė, ne tokį viršininką, ne tokį boyfriendą, ne tokį kaimyną. Tai iš tikrųjų tai yra tokie tarnai Dievo, kurie mums iš tikrųjų sako, kad atkreip dėmesį, o kokios savybės dabar dar tau trūksta pamaitinti šiandien, ar ne? Kur tu ten turi susikaupti ir padirbėti, ar ne? Tai tiesiog reiktų priimti, kad kūrėjas neklysta ir šis pasaulis turi tam tikrus dėsnius, ar ne? Ir mūsų darbas yra kaip tik ieškoti, klausti savęs, okay, o ką čia man kūrėjas nori pasakyti per tą žmogų, ar ne? Ir mes taip pat priimam kito žmogaus, ne, buvimą, ar ne, kad kitas žmogus jau jisai yra toks, koks yra ir nereikia jo kažkaip tai ten pakeisti. Jeigu jam reikės, tai jisai pasikeis. Ir tikėti, kad kitas žmogus, ar ne, ypač jeigu tai yra artimas, mylimas žmogus, jisai taip pat turi labai daug tų gerų savybių ir labai dažnai, kaip sako, nematai, kas prieš tavo nosį, ar ne. Dažnai pripranti prie kažkokios rutinos ir pradedi jau nebematyti to, kas yra. Ir va tą pratimą šiandien mes darėm, ar ne, kad būtent užtvirtinti ir pradėti matyti, kiek nuostabių savybių, kiek nuostabių dalykų tie artimi žmonės mums daro. Ir mokėti būti va to tokiu sąmoningu, ar ne? Ir mokėti įvertinti kiekvieną dieną, ar ne? Padėkoti žmonėms. O kokias savybės aš pastebiu kituose? Kaip aš dabar galiu padėkoti? Ačiū, kad tu nekritikuoji, priimi mano tą pasisakymą ar priimi mano dabar aprangą. Ačiū už tavo užuojautą, ar ne? Ačiū, kad tu geras, tokia gera su manimi. Aš šiandien noriu patingėti ir tu manęs nekritikuoji, ar ne? Kartais nedarimas kažko irgi labai yra geras dalykas, už ką mes galime padėkoti, ar ne? Gerai, ir dabar eisime toliau link mūsų pratimo. Ir dabar padarysime pratimą. Galite irgi pasiimti naują popierio lapą. Gerai būtų, kad turėtumėt spalvotus kažkokius pieštukus, ar flomasterius, ar tušinukus. Jeigu neturite, gali būti ir nespalvoti. Ir dabar norėsiu jums pasiūlyti nupiešti savo santykių sodą. Taigi, pirmas žingsnis bus, jau ir sakiau, pasimkite popieriaus lapą ir pirmas dalykas, pirmas žingsnis, išvargykite svarbiausius žmones. Jūs galite iš tikrųjų to žmonės ar kažkaip tai, kur jums papuola ant popieriaus lapo, pasižymėti. Arba galite šalia, kaip jums nori, kaip jūs pajausit. Jeigu jūs pajausit, kad pavyzdžiui mama ten kažkokiam tai kampe ar centre ar kažkur tai tam lape ir tiesiog surašykite. Surašykite visus tuos nuo 4 iki 10 žmonių. Tai gali būti tėvai, vaikai, sutuoktinis, giminaičiai, kažkokie draugai galbūt svarbus. Ir tiesiog užrašykite vardą ant to popierio lapo, bet kur.
dabar jau kai susirašėte, kitas etapas yra ties spalvotais pieštukais, ar ne? Galite nupiešti tos žmonės, kuriuos susižymėjote, ar ne? Gali būti tai, įsivaizduokit, kad jūs piešite savo sodą ir galite pavaizduoti tos žmonės, ar tai medžio, ar gėlės pavidalu. Ir nupieškite, kaip jums jaučiasi, ar ne. Čia nereikia galvoti, tiesiog leiskite jausti ir nupieškite tos santykius su kiekvienu žmogumi ir savo sąrašu. Ir dabar duosiu jums muzikytę. Pavaizduokite.
Ir tikiuosi, kaip jums sekėsi nupiešti. Ar jau nupiešėte? Ir galite sugrįžti pas mane, rodyti gyvybę. Dar piešite? Mhm. Mhm. Dabar žiūrėkite, paskui dar galėsit pagražinti, bet dabar kitas žingsnis, ar ne? Galite vėlgi prie kiekvieno to augalo padaryti tokius dalykus, ar ne? Taip tiesiog pažymėti, ar ne? Už ką būtent tam žmogui esu dėkingas, ne? Galbūt už kažkokias tai savybės aukštesnės, labai branginu tą žmogų. Kaip ten reguliaru mūsų tie apsikeitimai. Ar tai yra sąmoningas ar ne, tas santykis su meile. Galbūt kažkokias tai aukščiausias savybės aš atskleidžiu su tuo žmogu. Tas žmogus gal man padeda būti geresniai, dėmesingesniai. Ir kaip aš reguliariai puoselėju ar ne tą santykį su tuo žmogu, kad stiprėtų ir būtų pusiausvyra. Dar galite netgi pasižymėti kažkokį tai planelį, gal kažkas tai iš karto kyla į mintis, kažkokia tai, ką aš galėčiau padaryti su tuo žmogum. Tai dabar irgi galite kelias minutės skirti tam laikui ir prie kiekvieno augalo pasižymėti, ar ne, kažkokius tai svarbius momentus, kaip jūs jaučiatės, už ką dėkingi, kokias savybės matote, kokias savybės jūs labiau vis vystote su to žmogum, ką norėtumėte daugiau daryti, mažiau. Ir tiesiog skirti kelias minutės dabar.
Ir galite pasižymėti tikrai viskas, kas ateina jums į galvą. Negalvokite, kada ar kažką ten jums reikia daryti, tiesiog viskas, kas šiuo metu ateina. Galite pasižymėti trumpai. Nereikia kažkaip vertinti, ar turėsiu laiko, ar neturėsiu. Tas procesas savaime paskui gaunasi. Galite tiesiog pasitikėti šito procesu, pasižymėti. Niekas netikrins jūsų to plano. Šiuo metu veikia tas procesas, ateina tos mintis, kurios turi ateiti. Ir jūsų reikalas tiesiog jas užrašyti, nekovoti su jumis, nevertinti. Tiesiog leisti joms būti, leisti joms pasireikšti. Galbūt kažkokios idėjos ateina. Galite tiesiog prie kiekvieno augalo pasirašyti. Galbūt galite pastebėti, kuris augalas jūsų reikalauja daugiau dėmesio šiuo metu. Kurį augalą reikėtų labiau palaistyti. Gal kažkam reikia daugiau saulės, kažką reikėtų daugiau pridengti. Ką galiu padaryti jau šiandien, ar kitą savaitę, ar kitą mėnesį, kad mano santykių sodas žydėtų. Ir užsirašykite, arba išskirkite iš to, ką jau užsirašėte, kažkokį tai vieną ar du konkrečius žingsnius, kuriuos galite atlikti jau artimiausiu metu. Galbūt šiandien, rytoj, kitą savaitę. Galite išskirti skirtingą spalvą, vesti širdele, ką jūs konkrečiai darysite. Ir jei pasiruošę, tada grįžkite ir mes galėtume tada pasidalinti. Pasidalinkite, ar ne? Kas norėtų pasidalinti, ką jums davė šitas pratimas? Kaip atrodo jūsų sodas? Burdakas. Inga tai nuvertino sodą savo. Nebūtinai blogas burdakas. Tai pradedam nuo to geresnių burdakų. Ne, aš aušiukai neturiu ką pasakyti. Tiesiog čia biški man daugiau gal reikia laiko. Kažkokių insaitų, ta prasme, gal kažkokie. Aš žinok, Aušra, jeigu taip atvirai, negaliu įsiskirstyti, aš savo šeimą jaučiu, man yra begalinė meilė, aš nemoku dar įsiskirstyti
savo šeimos narių, aš dabar tik, kaip sakau, kai su savim pradėjau dirbti, pradėjau suprasti, ką jie man jaučia, ką aš jiem jaučiu, nebent jie man meluoja, gal ir toks variantas. Bet aš... Bet čia daugiau gal koks tavo santykis, ar ne, kaip tu jauti tą santykį. Bet aš lygiai taip pat, aš negaliu dar įsiskirstyti. Aš jaučiu, man tas planas, man dar reikia pagalvoti, atskirai atsisėsti. Aš nemoku įsiskirstyti, aš jaučiu jiem visiems, tiesiog tą labai stiprų ryšį turiu ir labai didelę begalinę tą tokią dėkingumą ir meilę. Ir turbūt negaliu įsiskirstyti, aš dar... Čia namų darbas man labai geras būtų, pasigilinti, bet per tą laikaušiuką, atsiprašau, aš neišsiskirščiau dar. Tai bet man čia bus labai geras, jo. O tau pavyko nusipiešti tos žmonės? Nusipiešti taip. Pavyko bent jau nusipiešti. Ir labai gerai. Pagal spalvas, kažkokios augalai pas tave gavosi, krūmai, kas ten medžiai. Taip. Tik tai nepavyko man dar giliau truputėlį į tuos klausimus, ką tas apsikeitimas. Tai gali dabar paklausyti, ką kiti sakys ir gali dar rašyti tada. Taip, patiek. Super. Aida, kokie gal insightai, gal kažkokie pasidalinimai, kaip tu matai savo tą sodą? Labai įdomiai man susidėlioja, kaip pasąmonė kartais nupiešia. Ir tik tai nupiešusi, tik tai susivokiau, kaip mano tas sodas, tas ramunių toks laukas gavosi. Tas gėlės mano visos tokios į ramunės panašios. Kaip įdomiai, man centre aš su vyru liktai kažkokiam žaliam, gražiam sode. Vyras man tai tokia kaip užuovėja, kaip saugumą, kaip kažkokia terpė, kurioje aš galiu išsiskleisti, duoda. Ir jis nebuvo gėlės. Vienintelis vyras mano buvo kaip pieva, pilnas medžių ir pilnas kažkokių krūmų. Tai labai taip įdomiai. Bet kas įdomiausia, kad aš intuityviai parašiau virš visko Dievą. Po Dievu pasirašiau tėvą su mama. Ir kaip įdomiai, kad man tas santykis gavosi iš viršaus, kad iš Dievo per tėvus, ne? Aš atėjau. Geriausi tokie mokytojai mūsų, ne? Jo, ir labai aiškus suvokimas, kad... Ir čia nefilosofuosiu dabar, o pasakysiu toks suvokimas, kad tik tai pagarba ir dėkingumas, ne gerbk ir tėvą ir motiną, ne apie ką tai, apie tai, kad kiek tu turi, toks insightas man dabar atėjo, kad kiek tu turi dėkingumo ir pagarbos tėvam, tiek tu turi santykį su Dievu, nes ir su kitais tada gaunasi, ne? Jo, ir tada automatiškai aš tada galiu būti tas pralaidumas, nes aišku, man iš šono, aišku, vaikai, anūkai, ten sesės su savo šeima. Ir draugai ten, šveinų, kas mano patys, ne ten, sakykime, artimiausi žmonės. Bet labai įdomiai, tada tik tai aš esu pralaidi, kai aš esu, nuimu visas pretenzijas, ar ne tėvam, ir jiem turiu tik tai didžiulę pagarbą. Bet toks kažkoks insightas man atėjo, kad kaip yra svarbu, kaip čia pasakyti, tas žodis nuimti visas pretenzijas. Tai irgi tas svarbu iš tikrųjų maitinti tiesiog tą gerąjį vilką, kaip mes sakom, perkeltinę prasme. Ir vystyti tas aukštesnės savybės. Pirmiausiai tėvam, kaip įdomiai, nes tai yra santykis. Vyresniems, ar ne? Jo, tėtis ir mama. Iš kur mes atėjom, ar ne? Jo, principė, tai aišku, virš galvos ir mokytojai, ir tie, sakykime, tie žmonės, kurie mano gyvenime ten padarė tą, kaip čia pasakyti, atidarė duris į tą dvasinį pabudimą, visą kitą, bet kaip svarbu tą turėti, tą tokią švarų pagarbą ir dėkingumą. Tas jausmas, ryšys su tais, kurie pagal hierarchiją virš manęs, atidaro kanalą su aukščiausiai. Tai čia, žinai, labai toksai fainas vaizdinys dabar atėjo pas mane.
toks jausmas, kad, žinai, vat, jeigu mes esam indas, ar ne, kaip tu sakai, turim tą švarus indas būti, tai, o tai kaip tu išvirsi skanę sriubą, jeigu jau iš pat pradžių tas indas nėra švarus, ar ne? Nes jeigu mes negerbėm tų tėvų, ar ne, ir ten kažkokios pretenzijos, dar ten kažkokie, tai ta prasme, jie mus atnešė jau kažkokius tai purvinus, ar ne? Ir tai mes tada negalim būti ta šviesa, nes jau mes esam kaip ir purvini, nes mūsų ten tėvai kažko tai nedadavė, ne tai padarė, ar ne? Ir tada atgaminant tą santykį su tėvais, taip gaunasi, kad tu tada jau ir prasišvarini tą indą. Būtent. Ir čia yra mano atsakomybė zona. Čia yra mano atsakomybė zona nuimti visas pretenzijas, pirmiausiai, kas virš manęs. Tik tai tada aš galiu būti švarus energijos pratekėjimas, nes vaikai tai ir anūkai tai iš mūsų ima. Nu, ta prasme, mes jiem esam autoritetas. Ir jeigu mes esam nešvarus indas, tai ko mes tada norim iš savo vaikų? Jau mes automatiškai tada tokie nešvarus einam ir bandom kažką tai pritempti. Švarinti aplinką iš kitos pusės, ne? Super, labai faini insightai. Ieva, ką tu, kaip tavo sodas, kaip tau kokie insightai? Oi, atsiprašau, laginu truputį su garso įjungimu. Aha. Tai labai juokinga tas, kad ne gėlytės piešiau, o žmonės. Galvoju, kaip čia dabar tokia užduotis? Nupiešti žmonės, žinai, tos, kurios pasirašiau. Tai tas buvo labai juokinga, kaip jie visi tokie skirtingi ir spalvoti šie žmogeliukai. Jo, dabar Aida atkreipė dėmesį, kokią hierarchiją aš ten juos supiešiau. Tai labai, labai įdomu, kad tėtį virš mamos nupiešiau, nors kažkaip taip vietos, žinai, nebeliko. Taip, nu ir kitus, žinai, kaip sustačiau, irgi įdomu, kad draugės apačioj, ten vaikinai virš jų, o tėvai aukščiausiai gavosi. Tai tikrai labai įdomi, aha, jo. Tokia hierarchija, kaip Aida pasakė. O šiaip tai, bet labai lengva buvo susirašyti, kaip gerinti tą santykį, nes kažkaip tos meilės kalbos prisiminė. Ir tiesiog ir sudėjau pagal tas meilės kalbas, ką galėčiau padaryti. Tai tas labai fainiai. Ir juokingas dalykas, kad atsimenat, kaip anksčiau gal šnekėjom, sakiau, kad ten su mama nesigauna vis kažką nuveikti, jinai ten kartais nenori, tas. Tai pati pasiūlė į koncertą nueiti, atvažiavo, gerą nuotaiką, viską padarė taip, kaip man patinka, o aš jau jai daviau to, ko jai reikėjo. Bet pirmą kartą gal tokios didesnės iniciatyvos iš mamos gavau per tuos po šitų mokymų, bet gavau tokią, pati atėjo tokia iniciatyva ir tai labai džiaugiuosi, kad ir atkreipiau dėmesį, kad kodėl čia man taip smagu, dėl to, kad pataikai mano meilės kalbą ir tai man labai patiko, nes iš mano mamos iniciatyvos ten kažką veikti tokio, žinai, koncertas ar kažkas, čia dar į Vilnių atvažiavo. Tai retai būna, aš jau daugiau ją kviečiu, tai man tas labai fainiai buvo. Aha, labai įdomu. Įdomu iš tikrųjų, kad, bet irgi surišai pastebėję, ne, kad kai mes dirbam su savim, toks jausmas, kad tie kanalai švarinasi, ar ne, ir žmonėms irgi yra galimybės kažkaip tai pasireikšti, ar ne? Taip. Super. Ką, tada eisim toliau. Einam po truputį link galo. Bet labai fainai, kad pas mus jau čia taip viskas persipina. Tada. Taip.
Ir tada bus jums namų darbų. Negalvokit, kad čia paskutinis susitikimas, tai jau praslysit be namų darbų. Tai rekomenduojam taip įgyvendinti savo planą, kaip ugdyti tas savo aukštesnės savybės santykiuose su artimaisiais. Ir galite tikrai vesti dienoraštį. Padėkokite, pasveikinti save, kreipkite dėmesį, kas jums pavyko. Apmąstykite savo artimųjų reakcijas ir pasižymėkit, nes dažnai užsimiršta tokie dalykai. Galbūt atpažinkite, kokie iššūkiai dar yra, kokios galimybės pas jūs yra kitaip kažkaip elgtis ar ne. Ir po 5-6 dienų praktikos galite vėl paimti švarų popieriaus lapą, pieštukus ir vėl pavaizduokite jums reikšmingus santykius, kaip medžius ar gėlės, savo santykių sodą. Ir labai svarbu, prieš darydami, nežiūrėkite visiškai į tą ankstesnį piešinį visą tą laiką, dabar galite tiesiog palikti. Jeigu šiandien dar kažką norėsite dapildyti, darašykite ir paskui nežiūrėkite. Ir tada po savaitės ar po 5-6 dienų, ar ne, palyginkite tos santykių vaizdus, kuriuos matėte šiandien, ar ne, ir tos savaitės praktikos ugdydami tas aukštesnėsias savybės, ar ne. Ir paskui galite tikrai palyginti ir pamatyti, ar ne, kuo skiriasi santykių vaizdai pirmame ir antrame piešiniuose, kas pasikeitė, kokios spalvos, kokia nuotaika buvo pirmame piešinyje ir antrame, kokie gal jausmai ir gal kažkokie supratimai, išvados apie šių santykių pokyčius kyla iš to palyginimo. Ir pasirinktinai galite suplanuoti kažkokį svarbų pokalbį su jums artimu žmogumi ir papasakoti jam viską, už ką esate dėkingi. Ir iš tikrųjų nebūtinai tai pokalbis, jūs galite ir žinutės rašyti, laišką rašyti, žinai, šiais laikais labai būna smagu, kai tiesiog ranka parašytas laiškas ir išsiunti dar žmonėms. Galime sukurti kažkokį pretekstą, jeigu nėra svarbu, ar ne, ypač jeigu mes esam kitoj šaly, galime nusiųsti atviruką, pavyzdžiui, iš to šalies, arba ten kažkokią tai atviruką nebūtinai iš to šalies, arba tiesiog, kas jums asocijuojasi su tuo žmogum ir galite sakyti, jau pro šalį, pamačiau šitą atviruką, pagalvojau apie tave, norėjau tau atsiųsti, padėkoti ir parašot, už ką jūs dėkingi, ar ne. Visokių variantų gali būti, pabandykite papraktikuoti tai. Dar yra vienas filmas, kurį rekomenduojam pažiūrėti, Karo kambarys, 2015 metų, angliškai War Room. Ir galite irgi apsvarstyti, pažiūrėti, kreipti dėmesį, kokių žemesnių savybių herojas stengiasi atsikratyti, kaip jai sekasi, ir kokias aukštesnės savybės jis siekia savyje išsiugdyti, kaip jis skatino aukštesnių savybių ugdymą savo vyre. Tokie namų darbai ir dabar bus reklaminė pauzė. Specialus pasiūlymas žmonėms, kurie atvyko į šitą kursą. Tai va, aš noriu pasiūlyti jums kursą Likimo dėsniai. Yra ilgesnis, platesnis kursas, ar ne? Tai yra tam tikra tokia kelionė į save, į harmoniją ir sąmoningą gyvenimą. Ir šiame kurse mes toliau eisime. Bus galimybė įgauti tikrai praktinių įvairių žinių, įgūdžių, atskleidžiančių asmeninį pašaukimą, savo potencialą, ką aš šitame gyvenime turiu veikti, kas aš esu toks. Pažinsime harmonijos ir klestėjimo dėsnius, kaip šita visata yra iš tikrųjų sudėliota, kodėl atsitinka vieni ir kiti dalykai. Gilinsimės į vyro ir moters prigimtį bei santykių kūrimo meną. Ir žinome, išmokti harmoningai ir sąveikauti su šitu pasauliu.
Tai šita programa yra sukurta vertybėmis remiama instituto vadovavimo Olego Bedeckį. Ir programa apjungia rytų išmintį ir šiuolaikinę psichologiją ir remiasi tokiamis universaliomis vertybėmis kaip gerumu, atjauta, sąmoningumu. Ir šitas kursas yra gana ilgas, 9 mėnesių, o kitaip tariant, 3 modulių kursas. Vienas modulis susideda iš 12 susitikimų. Pirmo modulio pradžia yra rugsėjo 6 ir pabaiga pirmo modulio gruodžio 6. Yra daugiau sekmadienių negu 12, tai kai kurie sekmadieniai bus laisvi, kadangi aš ir pati keliausiu tam tikrom datom ir bus galimybė galbūt jums pasivyti ten, kur nespėjate. Tai toksai galbūt lengvesnis ritmas, 12 susitikimų ir po pirmo modulio bus pertrauka ir tada galima bus užsirašyti į antrą modulį, jeigu norėsite. Tai kaina yra 155 svarai už vieną modulį, bet šitiems brangiems dalyviams, esamiems kurso dalyviams, yra ankstyvos registracijos kaina 50%, tai gaunasi 77,50 svarų. Kas norite, galite tada kreiptis ir gal kas turi kokių klausimų apie šitą kursą. Jeigu nėra, tada eisim į užbaigimo tada dalį. Ir kadangi šiandien yra paskutinė kurso susitikimas, tai rekomenduoju vėlgi skirti savo kelias minutės ir tiesiog pabandyti parefleksuoti, prisiminti, ar ne, apie savo pažangą, ar ne. Nes iš tikrųjų, ką man davė šitas kursas, visi šitos 8 savaitės. Ir siūlau tada pasimti rašiklį, popieriaus lapą ar savo bloknotą, ar ne, ir pasižymėti. Nes iš tikrųjų labai svarbu, kad tam, kad įsitvirtinti tas, kas įvyko, reikia pirmiausia pamatyti, kad tas atėjo į mano gyvenimą, ar ne. Nes jeigu aš jo nepastebiu, tai tada labai lengvai aš nugrimstu ten, kur buvau, ar ne. Ir tam, kad įsitvirtinti ir eiti toliau, man svarbu pamatyti, ar ne. Ir galite tiesiog pasirašyti į kursą, atėjau su kažkokiu tai savo, kodėl aš atėjau tą kursą, ar ne, pasirašykit. Ar man buvo smalsu, kas čia bus, su konkrečiu žmogum galbūt norėjau tos santykius pagerinti. Galbūt buvo kažkoks tai konfliktas su kokiu žmogum, ar labiau norėjau suprasti kažką, tai tiesiog pasižymėkit, kodėl aš atėjau į šitą kursą. Ir po to galite parašyti, kad po kursų galite tiesiog apžvelgti, kas jums labiausiai, ar ne, ką jūs galbūt kažkokie insightai svarbiausia, kažką labai supratot, atradot. Ir kažkokius tai savo pagrindinius rezultatus, o ne, bet kaip tik Ieva minėjai, kad rezultatas toks labai geras iš mamos, ar ne, jinai padarė tai, ko tu norėtum, bendravot, tavo meilės kalba, atvažiavo į Vilnių, pakvietė, ar ne. Tai tokius konkrečius rezultatus, kažkokius tai pokyčius, net jie gali būti ir maži, ir dideli, pasižymėkite, kas jums po šito kurso
Ir tada galite dar pasižymėti, ne, kas man ypatingai buvo vertinga, kaip aš jaučiausi kurso metu. Ir jeigu jūs, sakykime, būtumėt, kas nors paprašytų jūsų rekomendacijos apie šitą kursą, kaip jūs jiems atsakytumėt, ar ne? Aš rekomenduoju ar nerekomenduoju šio kurso, nes kodėl jūs rekomenduojate, ar ne? Ir galbūt kažkokie tai kiti pastebėjimai, rekomendacijos galite irgi parašyti. Tai, kas jums ateina į galvą, tai kaip jaučiatės, tai kaip jums atrodo, pasižymėkite. Ir kai jau būsite pasiruošę, duokite žinutę. Man atrodo, kad jau spėjote, parašėte, ne? Tada pasiūlysiu jums tada pasidalinti. Darysim tokį užbaigiamąjį ratą. Kurso užbaigimui. Norėčiau tada jūs pasidalinti, ar ne? Galbūt norit pasidalinti, ką užsirašėte, arba tiesiog norite pasidalinti, kaip jūs jaučiatės, ar ne, po kurso, kokie pokyčiai įvyko, ar ne, galbūt kažkokie tai ryškiausi momentai įsiminė ir apskritai koks šio kurso jums rezultatas.
Norėtų pradėti. Dabar baigti, pasirašyti. Taip, mes pasiruošę. Niekas nenori išeiti iš kurso. Nežinau, aš gal galiu pradėti. Aš tiesiog į kursą atėjau, toks labai geras klausimas, su labai open mind and open heart, su labai atvira širdim ir protu. Ir tikrai pasakysiu, aš atėjau be jokių, aš neturėjau jokių lūkesčių, aš žinojau apie ką kursas, bet aš turbūt, kaip ir sakau, stengiuosi neturėti kažkokių lūkesčių, kad aš išspręsiu kažkokias problemas po to kurso. Aš tiesiog norėjau pabūti, norėjau paklausyti, išklausyti protingų žmonių. Tai va, lūkesčių neturėjau ir po šių kursų, bet po šių kursų supratau, kad irgi tokia labai galbūt sena tiesa, kad mokymosi procesas jis niekada nesibaigia. Ir kad teorinės žinios be praktinio pritaikymo yra tiesiog pusė darbo. Tai vat aš galbūt visą laiką labai daug skaitau, aš galbūt daug žinau, bet jeigu praktiškai netaikant, tai pusė darbo kartais yra, nes kad pagerinti kažkokią situaciją vis tiek yra reikalingas kažkoks žingsnius reikia žengti. Taip, kažkokia sistema, reikalingos sistemos, reikalingi dalykai, metodika, kad pagerinti, jeigu norint kažką pagerinti, nes tik su teoriniam žiniom galbūt kažkokius aspektus galima pagerinti, bet aš nemanau, tai yra pradžia. Tai yra pradžia. Taip. Prieš kažkur einant mes pasižiūrim žemėlapį, kur mums eiti. Taip, kaip sako, tai ir dabar paprastai gal rekomenduočiau šį kursą, vėlgi grįšiu pasikartosiu prie to, ką sakiau, kad tai yra ne tik teorija, o aš tai pavadinčiau tiesiog emocinis, man buvo toks emocinis gal kompasas šitas kursas, kad gebėjimas atpažinti, nežinau, atpažinti, suprasti, valdyti savo jausmus, padedantis tiesiog ir tas padeda man gerinti santykį. Nesakau vėlgi, kad aš išsprendžiau, bet tai yra maži žingsniukai padaryti ir tikrai kažkas gerėja. Santykis su tam tikrais žmonėm, jisai vienu ar pozityvią dinamiką kažkokią. Taip, mano elgesys, mano, kaip sako, approach pasikeitė ir kažkur tikrai, kur prieš tą kursą būčiau vienaip pasielgusi, aš pasielgiau kitaip, reiškia, kažkas tai keičiasi ir pagerėjo. Pagerėjo santykis kažkurio, kaip sakau, momento ar kažkuriuose srityse, kur aš kitaip, žinai. Ir tiesiog aš pavadinčiau tą kursą, tai man davė toks kaip navigacijos įrankis, kad aš galiu, dabar aš žinau, galbūt tikrai tais praktiniais užsiėmimais, man padėjo naviguoti tiesiog, kaip sako, laivelis plaukti per... Kažkokius tai įrankius davė. Kažkokius man davė įrankius, kad geriau aš vairuoju tą laivelį savo, žinai, kaip audros ar dar kažkas užpuola ir tikrai padeda man. Tai va, tiek ir aišku labai, kaip sakau, Aušra, ačiū tau už visą tą laiką, kurį mums skyrė. Tai čia jau ir be kalbų, čia tiesiog nereikia net minėti, bet reikia minėti, bet ir iš viso širdies ačiū. Tiesiog už tavo tą tokį, žinai, labai gražų išdėstymą ir pasiruošimą ir taip toliau, kad tu mums tą perdavei, tuos įrankius. Ačiū, kam perduotum žodį? Aidai, žinokit, nežinau, Aida, kuri greičiau Aida. Perduodu. Aida, pasidalink, kaip tu jautiesi po viso kurso, kaip ten pas tave viskas. Pirmiausiai noriu tau padėkoti, Aušriukai, už tai, kad tu darai tokius gražius dalykus. Ir noriu pasidžiaugti ir išreikšti didžiulį tau susižavėjimą tavo vedimo manierą.
Aš esu labai greitas žmogus ir aš žaviuosi, kaip tu taip gražiai, struktūriškai, lėtai moki vesti, man iš tavęs mokytis. To tokio, tos tokios, nors tu nesi ramus žmogus, žinant tavo natūrą, tavo ugnį ir tavo temperamentą, man labai, tas labai žavi. Tai va, ir aišku, labai aš tau dėkinga, kad lygtai juk mūdvi kartu tuo keliu, mokslo keliu ėjom ir lygtai tos žinios visos žinomos lygtai. Bet va, kaip teisingai Inga ir sako, žinoti dar nereiškia taip daryti ir taip gyventi, nes tik darant formuojasi nauji įgūdžiai, nauji įpročiai, nauji Neuroniniai ryšiai. Neuroniniai ryšiai, kurie paskui formuoja ir atbulinį tą ryšį, ne, atbulinį veidrodinį tą Naujas atsaką. automatinės reakcijas. Taip, su tais pačiais žmonėm. Ir iš tikrųjų, kas mane labiausiai, aš lyg tai naudojau ir lyg tai taip dariau, bet man dar labai kažkaip vėlgi, kaip čia pasakyti, pagerino, pagilino tą grįžtamojo ryšio žingsniai. Kaip yra svarbu tą žmogų pamatyti. Koks yra paradoksas, ar ne? Mes visi norim gražaus santykio su savim. Bet kaip mes norim ne idėją gauti, ne? Vat, spaudė, laikom seną paleisti, nenorim, norim, kad nauja, mums čia kažkas įdėtų kažką, bet laikom įsikibę tas. Tas pirkėjo mentalitetas, greitai duok man. Jo, tas senas. Ir kažkaip aš vakar tokį, kaip čia roliką, kaip čia pasakyti, tą tokį filmuką tokį mačiau, kaip mokslinis eksperimentas darytas, kaip į vieną akvariumą uždaro stiklinę pertvarą ir vienoj pusėje yra žuvis, plėšri žuvis, lydeka berods, lydeka ščiuka, ten rusų kalba buvo, o kitoj smulkios žuvytės. Ir kaip ta plėšri žuvis, norėdama gauti to maisto, daužosi į tą stiklą ir su nosim daužosi, tol, kol vien susidaužo tą nosį ir galų gale nustoja jinai ten tų žuvų siekti. Ir kai išima tą stiklą tarp, jinai tų žuvų nepuola ir galų gale nugaišta iš bado, nesvarbu, kad tos žuvys yra. Prie ko aš vedu? Prie to, kad mūsų tie seni įpročiai atima iš mūsų galimybę ir augti ir lyg tai taip mes galim išgyventi. Tai aš ir ten ir vadinasi sindrom ščiukai, lydeko sindromas, kad mes, lygiai taip kaip ir su drambliu, kad pririštas drambliukas, po to suaugęs jisai nebebėga, ar ne, nuo pririšto šniūro. Tai va tie seminarai, tavo seminaras yra apie tai, kad mes galim keisti įpročius. Žinių dėka, mokytojų dėka, ačiū Dievui jiem, mes galim mokytis ir to dėkingumo, ir to įdėjimo į santykius pirmiau, nelaukdami kitų, be lūkesčių. Nes visi lūkesčiai iš mūsų, visi konfliktai iš mūsų lūkesčių, kad lyg tai kažkas turėtų mums tą gėrį, tą pirmąjį gėrį dėti, tada jau aš irgi galiu būti geras. Ne, kodėl ne nuo savęs pradėjus, ar ne? Ir kad santykiai su Dievu, santykiai su savim, santykiai su žmonėm formuojasi tik per sąmoningumą, tik per tą keitimąsi, per tą darbą su savim. Ir va šita bendrystė, kurią tu sukūrei, geriausia terpė tai daryti. O tau asmeniškai, kas tu sakei apie grįžtamą ryšį, kokie dar ten, kokie pokyčiai? Jo, tai va grįžtamas ryšys, turbūt labiausiai sustoji ir pamastai apie tuos, kurie supa tave. Už tai ir turiu tau didžiulį dėkingumą, lyg tai mūsų draugystė yra labai jau tokia gili, sena ir tikrai aš tave labai, aš kaip sakau, su tavim aš eičiau už žvalgybą. Aš labai, vertybė man, mūdviejų draugystė yra, ne? Bet kai tu, vat, sakykime, tavo seminaras, ar ne,
Tas kursas man davė dar tą tokį sustoti ir įvertinti, padėkoti už tai, kad yra žmogus šalia. Kiekvienas žmogus, jis didžiulė Dievo dovana ir išmokti pamatyti jį, jam padėkoti ir atrasti laiko kurti santykį. Tiesiog santykį, ne kažkokį, kaip čia pasakyti dabar, onlininį, kaip mes, kad mėgstam, ne ten kažkokį pseudo santykį, kur, nu jo, yra jisai. Ne, jis turi būti nuoširdus, asmeninis ir kaip va, tu labai gražiai susijai su tuo sodu. Tai iš tikrųjų, jeigu tu sodo nepuoselėjai, neįdedi pastangų, nu nežydi ten gėlės. Taip ir santykis. Tai yra tas puoselėjimas to augalo, įdedant širdį ir žinant, kad negalima nei perlaistyti, supūdysi, nei užmiršti palaistyti, kad reikia ir trąšų, ir reikia vat laiko to. Reikia to prilipka būti, ne? Taip, viską. Bet tas turi būti toks labai sveikas ir nuoširdus, jo. Tai tas ir yra, kad turi pažinti, kiek reikia to dėmesio, kiek ten laistyti, nelaistyti. Ir tam, kad pažintum, kad tik per santykį ir gali, nes tu tik tai gali iš savo varpinės, savo meilės kalbas piršti, ir galvoti, kad va, žiūrėk, taigi tau taip turi būti svarbu, jam gal visai tai nesvarbu. Tai aš čia pliusiuku esu prisidėjus, kada pliusiukai iš tavęs pareisi, ne? Aš čia tokia gera, maždaug, o jis čia nemato maždaug. Nu, nesusireikšminam, aš vėl tą savo tą mėgiamą žodį pavartosiu, kad santykėje nereikia susireikšminti. Bendrystę, draugystę turim sureikšminti, o ne čia aš svarbiausias. Mes. Santykėje turi būti mes, o ne du atskiri aš. Savęs nepametant, aišku. Tai va dar kartą labai labai ačiū tau už tai. Ačiū mūsų mokytojams, teisingai. Jo. Ačiū mūsų mokytojams ir ačiū tau, kad tu tai dar kartą tą išgryninai ir taip gražiai pateikiai. Ačiū tau. Ačiū tau, brangioji. Taip, Ieva, pasisakyk, kaip tau po viso šito kurso, kaip tu jautiesi, kokie tavo rezultatai, kaip tu čia ką tu nori pasidalinti, visko pasidalink, kaip tu čia rekomenduotum, nerekomenduotum. Jo, tai irgi pirmiausiai norėčiau tau padėkoti, kad čia mūsų būriai, kad parašai tokį kursą, kad dirbai tiek sekmadienio su mumis, bendravai, laukiai, davei namų darbų. Tai labai labai ačiū už tai, už kursą pirmiausiai. Jo, iš tikrųjų, aš labai senai norėjau tų tokių tavo žinių, kur tu iš tų universitetų gauni rusų kalbą ir taip toliau. Ir man labai dažnai tai būdavo nepasiekiama, nesuprantama. Tai labai labai rekomenduočiau šitą kursą, žinai, draugams, kurie net ir apie tai žino, mokosi, nes, dar giliau yra tie pratimai, žinai, kur labai fainiai, kad mes čia su grupe, tuos kambarius iš tikrųjų išėjimai, pasikalbėjimai, pasipraktikavimai, man atrodo, kertinis, žinai, dalykas susitikimų, nes tu mokaisi kurti santykį ir per šitas praktikas, tai ir panaudoji iškart gautas žinias. Tai man atrodo, kad kuo ir išsiskiria šitas kursas, žinai, iš kitų esančių rinkoje, ar kur teko man ten kokių paskaitų ale kursų, žinai, klausyti. Tai šitą praktiką ir kad čia mums aišku lengviau buvo, kad mes jau visas pažįstamos šiek tiek esam, tai labai gera terpė gavosi, kad mes visas galėjom susėti ir pasipraktikuoti ir pažinti, ir ten Lena ir Olga, ir apie Ingą daugiau. Žinau, tai čia dar draugystėj labai, labai gerai. Pažinti vieną kitą, sustiprinti dar draugystę. Taip. Eiti tokį kelią. Ir, žinai, ir faina, kad, žinai, ir tu online, kai mes čia visus iš kitur susirenkam, faina, kad ilgas kursas, 2 mėnesiai, ten sekmadienį, tu vis pakeli ir palaikai tą sąmoningumą, žinai, ir matai, kaip tavo gyvenimas yra
kitoks, žinai, nu, vat, kaip į kiekvieną situaciją, žinai, kitaip reaguoji, nes tu vis susitinki reguliariai ir tu turi tą pasikėlusi sąmoningumą, jis niekur per savaitę pakrenta, tada vėl pakyla. Tai va, tas, žinai, labai vat, man patiko. Tai čia, žinai, net ilgoji per perspektyvų, žinai, jeigu būtum vadovė, tai čia ištisai faina būtų tokioj grupiai būti, žinai, terapiniai. Na tai va, nuo rugsėjo kviečiame. Na tai, žinok, labai manau, kad aš prisijungsiu į šitą dalyką ir kad čia, žinai, visą gyvenimą mokymasis, tai kad čia taip prieinama ir dar su savo žmogum, tai čia jau pigiau grybo, jau čia jau, žinai, Dievas pats atneša ir padeda ant lėkštutės, žinai, tokį tobulėjimą, tokį kursą. Tai labai džiaugiuosi, kad tęsi savo veiklą ir dar vieną kursą padovanosi, prijungsi, padarysi. Tai labai, manau, early birdas prisijungsiu. Jo, visiems rekomenduoju. O ką norėtum pasakyti, kas labiausiai gal iš viso kurso tau įsiminė, ar kažkas vertingiausia buvo? Neturiu dabar užrašų, bet iš tikrųjų, vat, per tą praktiką, aš kiek apie tas meilės kalbas žinau, tipo, čia, bet pasipraktikuoji, pašneki kitaip ir vėl kažkoks suvokimas. Tai čia man buvo didžiausia nuostaba, nes jau gal galvau, šitoj temoje tai jau, žinai, jau čia, nieko nebeišgirsi naujo, žinai. Bet vat, vis tiek per praktinius dalykus ar dar kažką vis tiek pasakei. Tai žinau, kad negalima stebėti, žinai, kad reikia 10 kartų išgirsti, bet čia patvirtino tą, žinai, taisyklę, jo, patvirtino tą posakį, kad tai gal man tas tokia nuostaba buvo ir tas bendras, žinai, pakilimas visų tuo kurso metu sąmoningumo. Sąmoningumo, tokios aukštesnės vibracijos. Jo. Nu ir ką ten, visos temos, aišku, buvo, žinai, labai naudingos. Bet va čia tokie, žinai, klinkur, kaip tai būna, žinai, kaip negali, žinai, kelti. Savęs, kad čia jau žinai kažką, žinai. Bet. Tai va. Ačiū labai merginams ir tau, su kuriamis buvom mėnesį. Tai va, dabar mano eilė padėkoti jums, labai iš širdies dėkoju, mielosios, kad tokį maratoną praėjot, nepasidavėt, dalyvavot, tai labai džiaugiuosi, man irgi čia toksai pirmas mano toksai kursas online ilgas. Patikslinsiu, kad neparašiau aš šito kurso, čia yra iš mūsų mokyklos vedėjų kursas Olego Gadeckio komandos, bet aš jį verčiau ir vedžiau. Tai va, tai labai džiaugiuosi ir pati ir vedžiau, ir pati mokiausi, praėjau vėl tos pačius, kaip Aida sakom, dalykus. Man pačiai buvo labai smagu kiekvieną sekmadienį būti su jumis. Ir tobulėti su jumis ir labai džiaugiuosi, kad pavyko pravesti. Kiekvieną susitikimą atėjo žmonių, tai man didelė laimė daryti tas, kas man labai patinka. Ir jeigu galėjau prie kažko tai prisidėti, kažkaip tai prisidėti, pagerinant santykius, net jeigu kažkokie tai maži žingsneliai, tai aš skaitau, kad užskaitau savo vedimą, tada toliau darysiu tam. Tai va, dabar bus tam tikra pertrauka, pasiruošimų ir kelionių. Ir jeigu norėtumėte man parašyti atsiliepimą, tai kad gali jisai būti anoniminis, galiu neskelbti vardo, bet man padėtų irgi tada pareklamuoti kitą kursą.
gal irgi kažkada, tai dabar nenoriu dar daryti šito kurso, bet manau, gal irgi kažkada tai rugsėjo mėnesį ar kažkada irgi norėčiau paleisti kitą grupę to pačio kurso 8 žingsniai, kadangi jau jisai yra išverstas, paruoštas, tai bet kažkuria prasme norisi dabar susikoncentruoti ties kitu kursu ir kai jau pasiilgsiu šito kurso, tai tada vėl darysiu šitą kursą, nes man atrodo, kad čia galime ir ne vieną kartą praeiti šitą kursą, nes vis kažkas tai naujo atsiskleidžia, prisimeni ir pati kažką tai daugiau motyvuoja daryti, tai esu labai labai dėkinga. Ačiū visiems, visoms, kas prisijungė ir